Užsienio šalių duonos gamyba. Tema. Airiškos duonos gamyba. Tikslai – savarankiškai pagaminti airišką duoną su soda. Nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu. Užduotis – paruošti reikiamą inventorių, paruošti žaliavas, pagaminti kvietinę miltinę tešlą vienfazių būdu, suformuoti pusgaminius ir juos iškepti, apipavidalinti ir patiekti gaminius, laikytis darbo saugos reikalavimų, mokėti sutvarkyti įrangą, inventorių ir patalpas, baigus darbą, pagaminti airišką sodos duoną. Priemonės užduočiai atlikti kepimo laboratorijoje arba kepykloje esantis žaliavų ir konditerinių tešlų ruošimo įrenginiai, darbų saugos instrukcijos, plakatai, pramonės, sanitarijos ir higienos plakatai, aprašymai, darbo rūbų pavyzdžiai. Airiškos sodos duonos receptūra. 100 vienetų bandelių po 40 gramų. Žaliavos pavadinimas. Kvietiniai aukščiausios rūšies miltai. Tešlai 900 gramų. Pabarstymui 100 gramų. Valgomoji soda 20 gramų. Druska 30 gramų. Cukrus 40 gramų. Pasukos arba rūgpienis 400 gramų, vanduo 200 gramų, tešlos svoris 1600 gramų. Miltai persijojami. Į pasuką suberiama soda, išmaišoma. Supilamas šiltas vanduo, suberiamas cukrus, druska ir viskas gerai išmaišoma. Pusė mišinio supilama į miltus ir pamaišoma. Kai miltai sukris, į gabalus supilamas likęs skystis. Ir vėl išmaišoma, bet tik tiek, kad skystis susigertų į miltus. Tešla turi atrodyti labai grubi. Vieni jos gabalai drėgni, kiti dar miltuoti. Tešla išverčiama ant miltuoto stalo. Ir 3-4 kartus paspaudus suformuojamas apvalus kepaliukas. Minkyti kuo mažiau, svarbu, kad tešla sukibtų į grubų rutulį.
Tuojau pat šaunama į karštą orkaitę ir kepama maždaug 45 minutes.